12 ir atrodo netiek ir daug. Na taip dažnai čia jau pasitaiko tos teatrus nuvažiuoti. Tai matai, važiuoti kažkur tai reikia. Čia vyksta kasdienybės dramos ir keisčiausias, neįtikinamiausios istorijos. Bus nuostabu ir vėl pasinerti šį trapų teatro pasaulį. Ir jau 28-ąjį kartą. Taigi, į sceną kviečiame Lietuvos profesionalių teatrų festivalio Vaikiname žemdirbiams svečius. Pasakęs, kad Rokiškis be teatro nerokiškis. Rokiškėnams teatras tapo gyvenimo būdu. Čia Rokiškė suvaidintas pirmasis slaptas vaidinimas. Lietuvoje pirmą krikštą gavo Rokiškio liaudies teatras savo spektakliais, edukacinėmis programomis garsėja Bajorų lėlių teatras vadovė Nijolė Čirūnienė. Šitoje scenoje kiekvieni metai vyksta tarptautiniai teatrų festivaliai Interampa. Šiandien norisi pasidžiaugti, kad teatrų festivalių iniciatoriais tampa ir rajono verslininkai. Šiandien noriu padėkoti Leonardui Šoblinskui, kuri kūrė Lietuvos valdovų kiemelį ir tapo iniciatorių istorijos ir teatro festivalio 1000-mečio atspindžiai. Noriu paskelbti Vaidiname žemdirbiam profesionalių teatrų festivalį skelbiu atidarytų. Sėkmės, laimės ir meilės Rokiškyje, meilės teatrui, teatro mūzai. Visiems visokeriopos sėkmės. Ačiū. Koks šmetimas? Tradicinis žemdirbiams, kuris pirmą kartą pas mus dalyvauja netradicinė tema Rašykit iš naujo gerai, rašom tą pačią kortelę. Nepasakyčiau, bet skiriasi, ne taip kaip knygoje.
Iš spektaklio Tarnaitė gali laimėti antraplanio vaidmenį. Iki pat ryto. Visi ką nors turi. O aš įsigimėlis be tavęs. Nieko neturiu. Kalbai visą naktį, o į miegą. Dėdė! Liaukis Maša! Maša, man! Jau seniai negalėjau! Guos! Dėdė! Reikia daryti jo kambarį! Senio! Bijau! Vandens! Ant širdies! Sakai, reikia daryti jo kambarį! Senio! Bijau! Prabanus tam, kaip mes norim! Gerbiami teatro aktoriai, visų čia susirinkusių žiūrovų vardu, organizatorių vardu, rajono savivaldybės vardu, noriu nuoširdžiai Jums padėkoti už tą puikų spektaklį, už tą puikų vakarą, kurį padovanojote Jūs mums. Šiandien pirmasis spektaklis mūsų teatrų festivalyje. Labai nuoširdžiai noriu savivaldybės vardu, mero vardu įteikti padėką Valstybiniam Vilniaus mažam teatrui už dalyvavimą Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje vadiname Žemdirbiams 12 metai. Visų vardu. Tai, sakau, pirmą kartą žiūrėjau spektaklį. Kalbinė. Aš tik atsiprašau, greičiausiai nebematysiu, nes anksti labai Vilnių išvažiuoju. Palinkėt sėkmės. Kaip sakot? Palinkėt sėkmės. Ir viskas. Tai va, tai pirmą kartą žiūrėjau kitokią erdvėj, negu mažajame teatre, kuriame buvo pastatyta ir išleista, nes skiriasi scenos gabaritai, salės gabaritai ir tai duoda savo niuansų, kartais tai trukdo, kartais padeda, bet šiandien tai padėjo ir tikrai manau, kad praėjo gerai. Gerai, taip, viskas. O kuriegi? Obedonosavas, Gintarė Latvėnaitė, Ilona, Lietuvė iš tą kur, kad tą įvadino ir man tas aukštas toks turkau. Tai kur papėjo? Jo šitą medžiagą, jo. O pats vaidmuo jums patinka ar nepatinka šitas, vat? O jis sunkus labai. Sunkus, taip sudėtingas. Sudėtingas, labai sunkus, bet medžiaga nuostabi. Čia toj scenoje lengviau buvo, nes vis tiek... Oi, labai visai kiti vaidinimai. Yra mažytė scenoje, o čia mums reikia priprasti. Priprasti. Bet man tai nėra sudėtinga, kai aš pratus ir didelėse ir mažose. Bet labai kompanija gera. Labai šauni kompanija. Čia šitų, kaip pasakyti, o kaip žiūrovai mūsų visada jūs... Šauniai nuklausė taip, kad Klaus. Kaip galvojat, kokį nors prizą laimės čia šitą jūsų kompanija ar ne? Oi, nežinau, kad tikrai patikėkit, aš jau taip ilgai gyvenu. Man prizai visada yra klausimas, bet jau šitą prizą mes gavome. Gavo, taip. Klausė, buvo ir su ašara, mačiau, buvo viską buvo. Šitaip klausė, kad toks įkvėpimas tokiai publikai. Tokiai publikai, taip. Va, tik prizas tikrai jau. Jau jūsų, taip, kaip pasakyti, aišku. Dėkui, daugiau greitai. O ką radot Saulutėj dabar jau jūs? Nieko neradau. Tik šitą, dabar tai sakė veterinarijos parduotuvė, taip ten. Nu, ten. Šuniukam kačių. Duris radau užrakinti. Duris, ne taip. Eidom valgyti. Buvo įdomu, taip, vis tiek. Ir paprašėm tenais užėjom, labai ekskursiją gražią turėjom. A kurgi buvot? Nu, šituose. Oi. Nieko tokio. Aha. Nu,
visuose... Ai, dvare, taip, dvare, tai Šepką žiūrėjote ar... Šepką apžiūrėjo visą, taip kaip visada, nes mes buvom su tokiu gydytojas, kuris dabar Radvilišky gyvena, jisai prie Šepkos, prie pat jo tėviškį yra per kelią, kur Šepka palaidotas. Ir mes kaip tik vat iš rajono. Ai, čia važiavo. Ir atvažiavom, sakom, dabar važiuojame. Supratau. Šitą, po to prie ežeriuko nuvažiavom pažiūrėti. O čia retai tai būna. Retai, ja. Buvot, tikrai buvot. Nu, mano ten su dubleriu aš. Taip. Nes buvot, aš šiandien nuotrauką mačiau, tai tikrai buvot. Tikrai? Nes man liepė iš misterio paimti, tai tikrai jūs buvot. Tai va. Aišku, kaip šiandien spektaklis jums? Antrą kartą tik dirbau, antrą kartą mes stoji didžioji salė. Tai sudėtingiau taip vaidinti, bet sakė ir Gabrėnaitė, kad sudėtingiau vaidinti. Biškiuką taip, vis tiek balsiniai, vis tiek minties atžvilgiai, vis tiek biškiuką dekoracijos kitaip. Tam tikros smulkmenos kartais biškiuką išderiname, bet šiaip tai man atrodo taip normaliai. Aišku. Labai gražiai tą sėkmės ir laimingai. Sėkmės, laimės ir visokiojopos. Pristigo.